Labadiena, labas rytas ar labas vakaras, kad ir kur kada bežiūrėtumėte, aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į kassavaitinę lenktynių apžvalgą. Šį savaitgalį apsistojame Majamyje ir turėjome netgi sprinto savaitgalį, tai reiškia 2 lenktynės, 2 kvalifikacijos, 1 treniruotė ir labai daug įdomybių. Tikrai sutinku, kad šis savaitgalis buvo vienas iš geresnių šį sezoną, vienas iš įdomesnių. Sprintas buvo labai įdomus, sprinto kvalifikacija buvo labai įdomi, pati kvalifikacija irgi buvo labai įdomi. Na ir lenktynėse taip pat pamatėme ganėtinai įdomių dalykų. Kas man nepatinka apie Amerikos trasas, tai yra būtent laikas. 11 valanda yra žvėriškai sunku, žinant tai, kad reikia anksti keltis pirmadienį ir iškyla pakankamai tokių nepatogumų, bet gerai, kad mes gyvename Europoje, nes praktiškai kiekvienas laikas yra pritaikytas Europai. Ten, kas gyvena Australijoje, Japonijoje arba toje pačioje Amerikoje, sužiūrėti visas lenktynės yra tiesiog košmaras, tai bent jau tiek gerai, bet vis tiek jaučiasi šiandien miego stygius. Bet dėl lenktynių buvo tikrai verta. Tai galime pereiti prie mano įsimintiausio momento. Tai buvo Maxas Verstappenas prieš McLarenus. Maxas Verstappenas užėmė pole poziciją pagrindinėse lenktynėse, pagrindinėje kvalifikacijoje ir po jo sekė Norrisas, tada Antonelli, tada Piastri ir tik prasidėjus lenktynėmis Maxas startavo tikrai gerai, užsiėmė, apgynė tą savo pirmą poziciją, bet ties to pirmoju posūkiu mes eilę metų matome, kaip pakankamai negerai apšildžius padangas, labai lengva užsiblokuoti ratus ir įslysti, tai buvo Maxui. Ir būtent todėl Lando galėjo taip arti privažiuoti, nes jeigu pažiūrėtumėte pakartojimą, ten matosi, kaip puikiai Maxas uždaro tą pravažiavimą Lando Norrisui ir tada Lando nėra kur važiuoti, bet tada jisai eina Lando į išorę, Maxas užbuksuoja ir tada Lando turi tą prieigą prie lenkimo. Aš iš tų tokių užbuksavimą puikiai atsimenu pernai, kur vos ten per centimetrus Perezas neišėmė pirmo posūkio Maxą Verstappeno ir tas posūkis labai lengva ten yra užsiblokuoti ratus, išslysti, nes visų pirma buvo lietus, F1 Academy lenktynės vyko pilname lietuje, formulės lenktynės praslydome, nes tas, kaip buvo minėta transliacijoje, debesis su lietumi aplink apėjo ir mums lietaus pamatyti šiose lenktynėse neteko. Tai va, tai turėjome tą side by side su Maxu ir Norrisu ir tada, kaip ir jau įprasta su Maxu Verstappenu, jis agresyviai užblokavo prieigą lenkimui ir kaip visada Lando turėjo pasitraukti. Kas kaltas, kas nekaltas, sunku pasakyti, aš pritarčiau stewardam, kurie nutarė daugiau nebenagrinėti šito incidento. Dalykas, ką galėtume iš čia išimti, tai būtų Lando nemoka išsirinkti savo kovų su Verstappenu, kaip yra tas posakis, pick your battles. Jis to nepadaro, jis to nemoka. Oskaras puikiai tai moka ir protingai labai lenkia, o Lando mato tą prieigą, mato tą kelią į lyderystę, bet išvystyti lenkimo nepavyksta, užblokuoja, tada jis praranda daug pozicijų ir būtent toje vietoje jis pralaimi lenktynes. Nes Lando buvo tikrai greitesnis už Oskarą Piastri, bet jis turėjo nusileisti iki 6 pozicijos, tada reikia apsilenkti ten Sainzą, reikia apsilenkti Antonelį, Russellą. Aišku, privažiavęs Piastri užtruko su Maxu Verstappenu, Maxas Verstappenas ten 20 ratų tiesiog herojiškai gynėsi, susivalgė padangas ir dėl to buvo sunku jau po to ten kažką pasidaryti tam tikrą gapą. O Lando nusileido 6 poziciją, kaip ir minėjau, reikėjo apsilenkti ir tada, kai Oskaras apsilenkė Verstappeną ir tada vėl buvo labai sudėtinga Lando aplenkti Verstappeną, užsibildino tą 9 sekundžių pranašumą Oskaras ir viskas. Ir tada baigėsi visa kova. Aišku, galiausiai Norrisas sumažino ten iki 4,5 sekundžių, bet kaip ir minėjau, tas pirmas ir antras posūkis pražudė Lando lenktynės. Jis buvo tikrai greitesnis už Piastri, bet tiesiog nepasisekė. Galėjo apsisaugoti save ir jo, toks daug noro, bet patirties šiek tiek
išsirinkti tas kovas ir protingai aplenkti trūksta Lando Norrisui. Tai va, tai galime pereiti prie lentelės, tai Oskaras Piastri nugalėjo lenktynes, puikių lenktynių kontrolė, puikus padangų valdymas, gerai reaguoja, apsilenkė Maxą Verstappeną, aišku, užtruko, galėjo tikrai greičiau, nes McLarenai tokioje kondicijoje, tokioje temperatūroje, kai visos kitos komandos susidūrė su sunkumais, šildant padangas ir įgaunant tą sukibimą, Piastri ir Norrisui su McLaren bolidas, būtent su ta padangų konservacija, puikiai tvarkosi. Tai va, antras Norrisas, kaip ir minėjau, pralošė visas lenktynes tame posūkyje, tiesiog nepasisekė, bet tikrai turėjo šansą nugalėti. Trečias Russellas ir dar vienos tokios russeliškos, jau galima sakyti, lenktynės. Nenoriu sakyti, kad jam labai sekasi patekti į podiumą, patekti taip, bet jis visada yra tinkamu laiku, tinkamai vietai, su tinkamu sprendimu ir tai parodo, koksai lenktynininkas yra Russellas. Jis man tai primena šiek tiek Prostą, būtent ne stiliumi, bet tokiu apsiskaičiavimu ir tokiu tikslumu, bet vis tiek skirtumas iki McLarenų 37 sekundės, wow, tai yra absurdiškai didelis skirtumas. Nemanau, kad jis yra realus, tiesiog šiose lenktynėse taip ir susiklošęs tokiam aplinkybėm, orui tokiam, trasos pozicijai tokiai, susiklosti taip, kad 37 sekundės. Ir pirmą kartą mes pamatėme McLaren tą pranašumą, koks jis buvo nuo pat pradžių. Tai šaunuolis Russellas, trečia pozicija yra tikrai labai gerai, kai atrodė, jog jam sudėtinga yra šičia pirmoje savaitgalio dalyje ir atsitiesė, puikiai sureagavo, išnaudojo virtual safety car ir užėmė podiumą. Netoli jo buvo Maxas Verstappenas. Maxui tokios nesėkmingos lenktynės, pergalės buvo tikėtis labai sunku, bet podiumo tiesiog nepasisekė. Russellas užėmė tą poziciją po saugos automobilio ir dėja Verstappenui antras metus iš eilės nepagelbėjo tas saugos automobilis. 5. Albonas ir čia yra wow, koks rezultatas. Williams pirmą savaitgalį taip matau, bet Williams išties yra greiti. Jie tikrai greitesni buvo už Ferrari. tą mes galime matyti iš Leclerc ir Hamiltono, kaip jie sunkiai valdė tą bolidą ir kaip vos tas 7-8 vietas atsivežė, kvalifikacijoje niekur, sprinte ten Hamiltonas tiesiog pavyko jam ant šviežesnių ir geros strategijos paimti tą podiumą sprinte, bet lenktynių distancijoje Ferrari buvo absoliučiai niekur ir Williams buvo greitesni 100%. Tai mane labai stebina ir labai džiaugiu už Williams, nes tokią legendinę komandą matyti vėl ne pačiose aukštumose, bet taip aukštai, po šitiek metų kančių, džiaugiasi tikrai širdis matyti Alboną laimingą, Sainzas taip pat pakankamai laimingas ir labai džiaugiu už Williams. Pagaliau mes matome, kur ta legendinė komanda ir nusipelno būti. Taigi 6. Antonelli, kvalifikacijoje jis buvo puikus, lenktynėse šiek tiek nusileido, to tempo pritrūko, dar vis trūksta iki George'o Russello, bet Russellui tiesiog pasisekė šiek tiek. Ir matėsi, kad tą pranašumą tie vyresni vyrukai, vyresni šunys turėjo prieš Antonelli ir jisai buvo pačioje pradžioje pakilęs iki 2 pozicijos, bet ten Oskaras Lando apsilenkė, Russellas tada irgi apsilenkė, ir galiausiai teko pripažinti, Albonas irgi apsilenkė ir įgyja net 7 sekundžių pranašumą, tai dar parodo, koks greitas buvo Albonas šiame savaitgalyje. O apie Antonelli neblogas rezultatas, toks jam jau įprastas, bet labai džiugu už kvalifikacijos formą, pole poziciją, tokiam jaunam tikrai pozityviai nuteikė. 7. Leclerc'as ir 8. Hamiltonas ir čia turime klausimą iš žiūrovų, tai yra Lewis Hamilton prieš Ferrari. Čia buvo viena įdomesnių momentų, galvojau ar šitą dėti, ar Verstappeną prieš McLaren, bet kadangi ten prasidėjo anksčiau ir ten buvo taip lengva įpinti, tai šitą pasilikau link vidurio. Sunku šiaip, aš Ferrari fanas esu, visada sirgau šitą komandą, man nuo pat Vettelio laikų, kai tik pradėjau šiek tiek domėtis formulę, būdamas visai jaunas. Man šita komanda buvo nepakartojama ir tokia legendinė. Jeigu pagalvoji apie Formulę 1, tu pagalvoji apie Ferrari.
Na ir matyti taip prastai atrodantį Ferrari skauda širdį iš tikrųjų. Leclerc'as buvo prastas šį savaitgalį, sprinte net nedalyvavo, jis patyrė avariją ir net nepradėjo. Na, lenktynėse taip pat jokio tempo, matosi ta frustracija, matosi tas pyktis ir Hamiltonas taip pat buvo piktas, kad strategija, kai tu neturi automobilio, kai prasideda nesutarimai tarp lenktynininkų ir natūraliai ta strategija gauna daugiau spaudimo ir tada viskas, ką tu darai, pradedi šiek tiek pergalvoti ir kvestionuoti ir tada gaunasi šnipštas. Tai su Hamiltonu taip pat irgi liūdna jį matyti, nes jis toks pat liūdnas buvo ir praeitų metų pabaigoje ir dabar ir, tokia žvaigždė, toks pasaulio čempionas. Na, išties sunkus startas jo Ferrari karjeroje. Ir dar man kyla klausimas, ar Ferrariam vertėjo pakeisti savo bolidą nuo pernai metų, visą koncepciją? Nes prisiminkime taip, 2024 jie užbaigė ten tą periodą nuo Singapūro, atmetus Singapūrą, ten nuo Amerikos iki Abu Dabio, jie užbaigė kaip greičiausia komanda. Stabiliausia, greičiausia komanda. Ir jeigu jie nebūtų turėję to tokio atkarpos nuo ten Kanados iki ten Silverstone'o, ten visą vasaros atkarpą, ten irgi 5-6 lenktynės, jie būtų laimėję konstruktorių taurę ir galbūt Leclerc'as turėtų šansus būti nugalėtojas dėl vairuotojų pernai, čia kalbu. Šiemet ar vertėjo tą konceptą visiškai pakeisti? Jie pakeitė tą suspensioną, ten aš tikrai neapsimesiu, kad aš žinau, bet jie padarė kažką panašaus į McLaren ir taip pat pakeitė daug aerodinaminių, pakeitė patį automobilio konceptą. Ir dabar žiūrint į šitus rezultatus, ar vertėjo? Galbūt vertėjo tiesiog pratęsti tą patį dizainą, ką jūs tobulinote 2023-2024. Nes tikrai, mano komanda, Ferrari komanda buvo pati greičiausia pernai pabaigoje. Ir taip pat ten Monakas, taip pat ir ten Monza irgi buvo, kosminiai pasirodymai. Tai ar vertėjo pakeisti? Nes dabar žiūrint, tikrai liūdna atrodo. Aš tikrai tikėjausi labai daug iš Ferrari šį sezoną. Tikrai maniau, kad prie Fredo Vasseur mes tą pačią trajektoriją kaip nuo 2023 iki 2024 kėlėme, taip ir nuo pernai kelsime dar. Ir, ką dabar matome, tikras nuosmukis. Aš tikiuosi, kad jie dar vis atsigaus, nenumes rankų ir nesakys, kad mes koncentruojamės į 2026-uosius. Bet dabar išties darosi labai liūdna ir šiek tiek pikta, kad jie ėmėsi tokių drastiškų sprendimų, kai realiai to daryti nelabai reikėjo tiesiog pratęsti tai, ką jūs jau šitiek laiko dirbot ir galbūt būtų pavykę ir galbūt mes būtume turėję geresnį rezultatą. Bet yra kaip yra. 9. Carlosas Sainzas buvo labai piktas dėl to Albono aplenkimo. Kiek man teko matyti, jo tas sidepodas buvo pažeistas po to lenkimo, o gal ne po to lenkimo, bet jis turėjo damage'o, todėl ten buvo sudėtinga Hamiltoną aplenkti. Ir nežinau, kvalifikuojasi aukštai, bet lenktynėse šiek tiek nublanksta. Galbūt dar vis ta klimatizacija yra faktorius, kaip ir Hamiltonai, bet aš tikiuosi viskas gerai. Sainzui Williams šviečiasi daug šviesesnėmis spalvomis nei Hamiltonui Ferrari karjera kol kas. Ir Williams šiemet pabaigė 5. pozicijoje, turės ir daug pinigų atneštų į biudžetą ir 2026-aisiais neabejotinai turės labai gerą automobilį dėl Mercedes variklio. Tai kol kas labai pozityviai matau Sainzo ateitį. Ir galiausiai 10. iki Tsunoda gavo baudą už greičio viršijimą boksuose ir jam pavyko išlaikyti nuo Hadžą ten per 0,2. Tsunoda buvo šį savaitgalį pakankamai geras, pakilo net 5 pozicijomis savo vairuotojų įskaitoje ir toks užslėptas, bet labai geras savaitgalis Tsunodai. Tai labai džiugu matyti, kad jam po truputį įsivažiuoja ir jam sekasi toje Red Bull ekipoje. Gerai, galime pereiti prie mano spėjimų, kuriuos aš dariau praėjusią savaitę, prieš savaitgalį. Taigi sprint pole, aš sakiau, kad bus Maxas Verstappenas, šiek tiek sumaišiau fragmentus, galėjau sakyti, kad pole bus pagrindinėse, bet tikrasis buvo
Tuo tarpu dirbtinis intelektas sakė, jog tai bus Lando Norrisas. Mes abu klydome, tai buvo Kimi Antonelli, kuris, taip herojiškai ištraukė ir taip labai smagu buvo matyti, kad ir jis įsivažiuoja į tą Formulę 1 ir jog tas Toto Wolffo tikėjimas yra pagrįstas ir mes matome to vaisius. Pole poziciją pagrindinę mes abu su dirbtiniu intelektu sakėme, jog Lando Norrisas, tikras buvo Maxas Verstappenas, tai irgi nepataikėme. Sprint nugalėtojas buvo mano spėjimas Maxas Verstappenas, dirbtinio intelekto buvo Oskaras Piastri, tikrasis buvo Lando Norrisas, Oskaras buvo pakankamai netoli, Verstappenas kita vertus buvo labai toli, buvo prasčiausias Verstappeno rezultatas lenktynių formate, bet kokiame, tai ir sprintai, ir pagrindinis Grand Prix. Pats prasčiausias rezultatas, pats prasčiausias finišas, kokį jis turėjo nuo ten 2016 Belgijos, jeigu ne. Tai, buvau labai toli. O pagrindinių lenktynių nugalėtojas tapo ne Norrisas, ką aš spėjau, aš irgi buvau labai arti, bet buvo Piastri, ką spėjo dirbtinis intelektas ir už tai gauna tašką. Savaitgalio pažiba, pagal mane buvo Yuki Tsunoda, čia aš pasimsiu tašką, nors ir jam pasisekė, jog ten prisirinko tiek ten Albonas, Biermanas ir Lawsonas tų baudų už ten tam tikrus įvykius, bet baigtis yra tokia, Tsunoda susirinko daug taškų, taip pat finišavo 10-tuke lenktynėse ir aš manau, jog tai buvo labai geras savaitgalis jam, pakilo 5 pozicijomis vairuotojų įskaitoje, ir manau, kad aš šituo spėjimu pataikiau ir Yuki Tsunoda. Aš pateiksiu tikrąjį, bet Yuki Tsunoda aš pasiėmiau tašką. Jis buvo vienas iš savaitgalio pažybų. Kita vertus, dirbtinis intelektas visiškai nepataikė su Oliveriu Biermanu. Nepavyko jam finišuoti lenktynėse, 2 kartus iš eilės buvo paskutinis kvalifikacijoje. Sprinte būtų pelnęs taškus, bet ten, sakiau, gavo baudų. Bet jokių būdų ne. Tikrasis pagal mane buvo Aleksanderis Albonas, neabejotinai, nors ir prarado tos taškus sprinte, bet tas tempas matėsi įspūdingas ir turėjo tą pranašumą lenktynių distancijoje nuo Sainzo. Labai nustebino 5 pozicija ir užtikrinta 5 pozicija. Jo buvo visiškai sausas lenktynės, ten ir saugos automobilio, buvo tas virtual saugos automobilis, bet pilno saugos automobilio nebuvo, jokių tokių išpuolusių dalykų nebuvo, pilnai lenktyniavo, čia pilnas tempas ir 5 pozicija Williams bolide, yra įspūdinga ir tikrai nusipelno savaitgalio pažybos. Kitas būtų Kimi Antonelli dėl pole pozicijos. Savaitgalio komanda pagal mane buvo Sauber, jie buvo pakankamai netoli, bet Bortoleto nefinišavo lenktynių, nors buvo 13 dėl variklio gedimo. Hülkenbergas irgi ten, jeigu neklystu, sprinte turėjo progą, buvau netoli, bet tikrai ne. O dirbtinis intelektas visiškai pataikė Williams, buvo greitesni už Ferrari, buvo prilygo Red Bull, neprilygo galbūt Maxui Verstappenui, bet vienu momentu tikrai buvo Albonas, rodė lygiaverčius laikus Maxui Verstappenui, tai išties įspūdinga. Dugnas pagal mane buvo George'as Russellas, buvau tam tikram laikui apsidžiaugęs, kvalifikacija jam nenusisekė sprinte, jis atsistatė, tada pagrindinė kvalifikacija irgi taip nelabai, irgi buvo Antonelli aukščiau už jį, ir lenktynėse vėl podiumas pakilo ir aš manau, kad čia tikrai jokios kalbos. Tuo tarpu dirbtinis intelektas Lewisą Hamiltoną, kad ir kaip prastai atrodė Ferrari, bet Lewisas Hamiltonas tiek užėmė podiumą sprint lenktynėse, puikia strategija ir irgi nesutinku. Tikrasis pagal mane, aš turiu 2 variantus, tai jie tokie 50-50, tai yra Fernando Alonso ir Liamas Lawsonas. Kažkas labai blogai nesiskyrė, bet Fernando Alonso nesisekė jam 15, pagrindinės lenktynėse sprinte jis net nesfinišavo, buvo išimtas Liamą Lawsoną. Ir Aston Martino tiesiog atrodo apgailėtinai. Kalbant apie apgailėtumą, tai dugninė komanda pagal mane buvo Mercedes, taip pat ne. Mercedes kvalifikacijoje tiesiog skriejo, lenktynėse taip pat jiems įprastus skaičius rinko. Red Bull, Tsunoda, sakau, taip, neblogai pasirodė, Verstappenas apart sprinto irgi neblogai, tai nebuvo tikrai ta dugninė komanda. Tikroji dugninė komanda buvo neabejotinai už visus tos radijo žinutės ir bairius ir net tai Ferrari, taip pat galbūt būtų Aston Martin, bet Ferrari toks man labiausiai šokęs, niekada nesu matęs taip prastai atrodančių Ferrari, taip pat gailėtinai, ten
4-5 metai prieš, turbūt arčiausiai ten 2020-ieji ten buvo labai prasti Ferrariam, bet dabar irgi taip. Po tokio gero sezono pernai, liūdna labai matyti tokį italų klubą. Taigi galutinis rezultatas 2-4. Aš nusileidau dar vienu tašku šiame savaitgalyje dirbtiniui intelektui. Na ir ką, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte mano šitų paistalų, mano šito aptarimo lenktynių. Pasiekite man Instagrame Finišo tiesioji, pasubscribinkite šitą kanalą, tikrai man labai svarbus kiekvienas jūsų paspaudimas, paspauskite varpelį, taip matysite iš karto mano visus video, paspauskite laiką, čia jums visi namų darbai. Susitiksime šią savaitę, turėčiau padaryti vieną video šią savaitę, šį savaitę lenktynių nebus, bet mes toliau nestabdome, turėsime sekantį triple header, tai bus labai smagu, Formulės 1 sezonas tik įsivažiuoja, artėja Europinės lenktynės, bus labai smagu, taigi ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Ate.